Na kągi, sveiki visi. Taigi dar vieną video, kuriame apžvelgsime pirmą dalį VB šių metų, tai yra 2025, nežinau kada žiūrite, gal žiūrite po poros metų, bet šiandien žiūrėsime 2025 metų VB. Ir egzaminas tikrai nebuvo sunkus, galiu pasakyti tiek. Egzaminas tikrai nebuvo labai sunkus, labai daug ką galima išspręsti už skaičiuotuvų, bet šiandien mes labiau apžvelgsime patį sprendimą. Aš pasakysiu, kur galima ir kaip panaudoti skaičiuotuvą, bet mes labiau šiandien fokusuosime į sprendimą. Ir kadangi nenoriu labai gaišti laiko, aš manau, galim iš karto ir šokti į egzaminuką. Tai pirmoji užduotį mūsų prašo šitų dviejų aibių sąjungos. Dabar sąjunga yra viskas, kas yra ir kartu ir atskirai. Tai reiškia, jeigu, pavyzdžiui, turėtume čia dvi aibės, čia būtų aibė A, čia būtų aibė B, tai jų sąjunga būtų absoliučiai viskas, kas ir priklauso A, kas priklauso ir A ir B, ir kas priklauso B. Aibė. Tai matome, kad aibė A yra nuo -2 iki 8, o aibė B yra nuo -4 iki 7. Tai reiškia, viskas, kas yra nuo -4 iki 8, priklauso šitų dviejų aibių sąjungai. Tai atsakymas yra nuo -4 iki 8. Ir dabar judame prie antro uždavinuko, kur mums prašo funkcijos eskizo. Ir mums čia net yra nupiešta, net mums yra parodytas taškas, tai mums net nereikia, galima net mintinai nemokėti šito dalyko. Nu, bet aišku, porą čia taškų, pavyzdžiui, vienas kubu bus vienas teisingai, log 3 vienas tikrai nebus vienas, tai šitą iškart galima atmesti. Nu čia tiesiog, pavyzdžiui, patikrinam šitą tašką, x yra vienas ir y yra vienas. Tada kubinė šaknis iš 1 bus 1, tai šitas gali dar būti atsakymas. Ir 3 pakelta pirmoji tikrai nebus 1, o bus 3, tai šitą irgi atmetam. Tai dabar ar x kubu, ar kubinė šaknis iš x, tai jeigu mes bent biškį pagalvom, tai kubų pakeltas skaičius turi kažkokio eksponentinį augimą. Jis auga, kuo toliau, tuo greičiau. O šaknis kaip tik priešingai. Mes žinom, kad šaknies funkcija galim ir pasiskaičiuoti, pavyzdžiui, skaičiuotuvą, ir žinom, kad ji maždaug eina taip. Tai visiškai priešingai, negu kaip eina kubų pakeltas skaičiaus funkcija. Tai reiškia, kad atsakymas, aišku, pas mus bus y pakelta, x pakelta kubu. Ir dabar mums reikia apskaičiuoti, tai aišku, čia galima labai lengvai viskas susirašyti į skaičiuotuvą, bet dar aišku, mes neturim skaičiuotuvo ir mes norim šitą dalyką paskaičiuoti. Tai dabar mes matome čia šaknį ir čia kubą, čia kvadratą, ir ką mes galim padaryti, mes juos galim išprastinti, bet jeigu mes išprastinam šaknį čia kvadratu, pas mus čia lieka modulis. Tai liekam su moduliu 1 minus šaknis iš 2 dalinta iš 1 minus šaknis iš 2. Ir ką mesgi dabar turime? Paprasčiausiai mes turime čia 1 minus šaknis 2 modulį. Tai norint nuimti modulį, žinom, kad 1 minus šaknis 2 yra neigiamas skaičius, tai mes tiesiog turime apversti skaičius, tai čia turėsime šaknis iš 2 minus 1. Ir čia dalinsime 1 iš minus šaknis iš 2. Ir dabar kitas mūsų žingsnis yra panaikinti iracionalumą. Tai ką mes čia turėsime? Mes turėsime, gal čia nelygų rašysiu, mes turėsime šitą padauginti iš tokio skaičiaus, kad mes čia nebeturėtume šaknies, tai reiškia, mums reikės čia padauginti iš 1 plus šaknis iš 2. Ir ką mes turėsim, šaknis iš 2 minus 1 kart 1 plus šaknis iš 2 dalinta iš 1 minus šaknis iš 2 kart 1 plus šaknis iš 2. Ir ką mes čia turime? Mes čia turėsime tiesiog pagal mūsų formulę a kvadratu minus b kvadratu yra a minus b kart a plus b. Mes čia tiesiog turėsime apačioj 1 minus šaknis iš 2 kvadratu, bus tiesiog pas mus 2. Ir tai yra padalinta, čia priešingai matome, čia yra šaknis iš 2 minus 1, tai reiškia, turėsime 2 minus 1. Tai 2 minus 1 yra 1, 1 minus 2 yra minus 1 ir atsakymas pas mus yra minus 1. Ogi čia ką turime? Čia turime laipsnių tiesiog savybės, tai irgi paprasčiausiai galim surašyti viską į skaičiuotuvą ir paskaičiuoti, bet jeigu nesam tikri, tai tiesiog čia turim 2 pirmojo laipsnio, čia turim 2, tai
šaknį žinom yra 1/2 laipsnio. Ir čia turim šaknį, tai reiškia turim 2 1/2 pakeltą ir dar padavinti iš 1/2. Ir visa tai yra pakelta 4 laipsnio. Tai ką čia turėsime? 2 pirmoji. Ir atsimam, kad jeigu yra daugybė laipsniuose, tai mes čia turim sudėti. Tai bus 1 plus 1/2 ir 1/2, kad 1/2 yra 1/4. Tai reiškia turėsim čia 2 pakelta 1 plus 1/2 plus 1/4. Ir visa tai yra dar pakelta 4. Tai jeigu čia visus dėsim, tai mes čia turėsime 2 7/4, o čia turėsime 4, tai 4 čia išsiprasnė ir mes liekam su 2 7, kas pas mus bus tiesiog 128. Bet vėlgi, viskas labai aišku, skaičiuotuvai galime aiškiai viską parašyti. Gerai, dabar 4. Čia turime 2 grafikus ir mums reikia pasakyti, kada šita funkcija log 2x, tai šiuo atveju šita funkcija yra lygiai 6 minus x. Tai, žiūrėkit, mums čia nieko nereikia spręsti, mums yra nubražytas grafikas, mums tiesiog reikia pažiūrėti, kada šita funkcija yra lygi šitai funkcijai. Kitais žodžiais, kada jos susikerta. Tai matome, kad jos susikerta šitam taške ir mūsų prašo sprendinio, tai reiškia prašo x, tai matome, kad x šitam taške yra 1, 2, 3, 4, tai atsakymas bus tiesiog 4. Ir judame toliau, ir dabar mes turime 5 uždavinuką, tai mums reikia spręsti šitą lygtį, tai irgi viskas labai simplu. Šaknis 2 minus x lygu 5. Tai ką mes turim padaryti? Kad tiesiog abi pusės pakelti kvadratu. Tai ką čia turėsime? Čia turėsime 2 minus x tiesiog. O čiagi turėsime tiesiog 25. Tai reiškia x minus x turėtų būti 25 minus 2. Tai bus minus x yra 23. Ir x yra pas mus tiesiog minus 23. Tai ką mes dabar galime padaryti? Mes galime pristatyti šitą lygtį, nes kai keliame kvadratu visai geriausia patikrinti. Jeigu mes, pavyzdžiui, dirbam su šaknim, tai visai reikia patikrinti, ar tas sprendinys tikrai mums tinka. Tai jeigu mes čia įstatytume minus 23, mes matome, kad čia turėtume tiesiog 25. Teisingai, tai šaknis iš 25 yra tikrai 5. Tai viskas gerai. Atsakymas realiai pas mus bus minus 23. Jo, tai realiai visai nepamiršti, jeigu yra kažkokia šaknis, tai visai patikrinam, ar tikrai egzistuoja toks sprendinys. Gerai, judame toliau. 6 uždavinukas, labai greičiai mes skuodžiame ir turime x minus 2 dalinti iš x kubu minus 8. Tai dabar tiesiog turime prisiminti kubinę formulę, kuri atrodo taip. Čia pasirašęs ant savo lapelę. X minus 2 dalinta x kubu minus 8, pas mus bus tiesiog ėmės į surašytumas tikriausiose, tai mes čia turėtume tiesiog x minus 2, pagal tą formulę, kad a kubu minus b kubu yra tiesiog pas mus a minus b kart a kubu plus ab plus b kvadratu. Tai čia reiškia turėsim x minus b. Tai žinom, kad kubinė šaknis iš 8 yra 2. Tai čia turim čia x minus 2, čia turim kas lieka, tai x pas mus kvadratu bus x kvadratu plus vėl b, tai pas mus žinom, kad jau tai yra 2x ir b kvadratu pas mus yra tiesiog 4. Gerai, dar aiškiau paaiškinant, tai žiūrėk, čia yra tiesiog x trečiuoju, pas mus čia yra 2 trečiuoju. Tai mes čia, kur, pavyzdžiui, yra b, tai mes įsidinėjom 2. Gal taip aiškiau, jeigu dar iki šiol nesupratote, kas čia vyksta. Dabar matome x minus 2 ir čia x minus 2, tai reiškia šitie 2 įsiprastinę ir mes tiesiog turime 1 dalinti iš x kvadratu plus 2x plus 4. Taigi, atsakymas, aišku, bus pas mus antrasis. Ir keliamės toliau ir turime čia grafiką, kuris eina per tašką, kurio ordinatė lygiai 3,2. Tai dabar ordinatė yra pas mus y, ne x. Tai mums prašo abscisės taško, tai reiškia, mums prašo x. Tai reiškia, kad 32 turėtų būti lygių 1, 2 pakeltą x-uoju. Dabar mes galim spręsti dviem būdais, tai mes žinom, kad 32 yra tiesiog 2 penktuoju, o 1 antroju yra tiesiog 2 minus pirmuoju. Tai jeigu jie ir turi
tą patį pagrindą mes galim susilyginti, kad 5 yra tiesiog minus x, tai reiškia x yra pas mus minus 5. Dabar kaip kitaip išspręsti, tai mes galime imti 32 logaritmą pagrindų 1/2 ir prilyginti logaritmui pagrindų 1/2 x. Kas tada vyksta, jeigu čia turim logaritmą 1/2, tai jis visas įsiprastina pas mus x, kadangi eina prieš logaritmą, tiesiog turime, kad x yra tiesiog logaritmas 1/2 pagrindų 1/2 32. Tai basically, ką mes padarom, tai abi pusės logaritmuojam iš šito pagrindo. Ir jeigu mes šitą paskaičiuotume skaičių, tai mes čia irgi gautume tą patį minus 5. Tai kągi, 7 uždavinukas padarytas ir judame toliau. Ir dabar mes žinome, kad log a 225 yra 2. Ką tai mums indikuoja? Tai reiškia, kad jeigu mes a pakelsime kvadratu, mes turėtume gauti 225. Tai labai paprasta, tiesiog ištraukiam šaknį iš a kvadratu. Tai turėtų būti šaknis iš 225. Nepamirštam, kad jeigu traukiam kvadratą, tai rašom šaknį su pliusu minusu, tai reiškia, a pas mus bus lygus su plus minus 15. Bet mes žinom, kad logaritmo pagrindas turi būti daugiau už 0 ir nelygus būti 1. Tai jeigu jisai turi būti daugiau už 0, tai aišku, minus 15 netinka ir pas mus pagrindas bus tikrai 15. Mūsų a reikšmė bus 15. Kągi, 9 einame. Dabar, kurie iš funkcijų mažėja visoje jos apibrėžimo srityje? Tai ką mes galim iškart pasakyti? 2xy. Nu gerai, logiškai pagalvom. 2xy. Tai kuo didesnis bus x, tuo labiau kils. Galim šiaip pasibrėžyti, bet funkcija jis pas mus kažkaip taip. 2xy. Tai šitas tikrai netinks variantas. Dabar šaknis funkcija. Irgi, kuo didesnis x, tuo labiau kyla. Ir žinom, kad šaknės funkcija atrodo taip. Tiesiog arba atsimenam, arba pabandom bent jau įsistatyti kažkokius skaičius. Ir čia žiūrim, kaip jie reaguoja. Pavyzdžiui, įsistatykit 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir pažiūrėkit, ar didėja ta funkcija, ar mažėja. Pavyzdžiui, jeigu čia įstatytume, šaknis iš 1, tai būtų 1, o šaknis iš 2 būtų kažkur apytiksliai 1,41, jei neklystų. Galiu ir klys, bet esmė, kad matome, kad skaičiai didėja. Ir jeigu jie didėja, tai reiškia, kad tikrai funkcija nemažėja visose jos apibrėžimų srityje. X kvadratu irgi jau turbūt nuo 10 klasės labai gerai išmokta formulė. Funkcija, kad tai yra parabolė ir žinom, kad ji pirma mažėjo, vėliau atšoka ir didėja. Tai irgi aišku netik šitas mums variantas ir mes liekam su šitų vienu variantu, kad 1/2 x. Na ir jeigu pažiūrėtume šitą šiaip grafiką, tai jis maždaug atrodytų pas mus taip. Priešingai, kaip atrodo 2x grafikas. Ir jeigu, galėtume realiai pabandyti skaičius statyti ir realiai pamatytume tą patį. Aš dabar to nedarysiu, aš tiesiog pasakau kaip yra, bet jeigu jūs nesate tikri, tai galite tikrai laisvai pasitikrinti čia irgi. Ir 10 uždavinukas, tai dabar mums reikia nustatyti, ar čia yra geometrinė progresija. Tai kaip aš tiesiog lengviausias būdas, kur tikrai nesuklysite ir galėsite būti 100% tikri, tai pirma pasiskaičiuoti vardiklį. Tai žinom, kad jų yra tiesiog b2 dalinta iš b1. Ne? Ir daleisim, pasiemam čia. Ir q turi būti toks pat, pavyzdžiui, su b3 iš b2. Teisingai? Tai reiškia, kad b2 kvadratu turi pas mus būti tas pats, kas b3 kart b1. Nes vardiklis, jis nesikeičia, aišku. Žinau, kad vardiklis yra dviejų gretimų skaičių dalybė. Pavyzdžiui, antro ir pirmo nario. Santykis, gerai, ne santykis, ne dalybė, santykis. Tai reiškia, b2, antras skaičius kvadratu turėtų būti lygu trečio ir pirmo sandaugai. Tai reiškia, pavyzdžiui, minus 4 kvadratu turėtų pas mus būti lygu 8 kart 2. Tai matome, kad abu yra lygu 16. Dabar gerai. Dabar galim tą patį padaryti su... Gal ne tą patį, bet mes galim tada žiūrėti toliau. Dabar mes turim pažiūrėti, ar dar ketvirtas narys irgi patenka iš tą geometrinę progresiją. Tai mes galim labai lengvai pažiūrėti mūsų vardiklį. Tai bus minus 4 dalinta iš 2. Tai bus minus 2. Tai dabar jeigu mes
norim pažiūrėti ketvirtą narį, tai bus tiesiog trečias mūsų narys, tai 8 kart vardiklis, minus 2, tai bus aišku minus 16 ir jis irgi patenka, tai iškart šitą variantą galim užsičekinti. Dabar žiūrim šitą, vėl žiūrim šitą formulę, kad turi atitikti, kad 4 kvadratu turėtų būti lygu 9 kart 1. Ir žinoma, kad tai tikrai nėra lygu, nes 4 kvadratu yra 16, o 9 kart 1 yra 9. Tai šitą iškart atmetam variantą. Dabar šaknis iš 2, 3 šaknis iš 2, tai reiškia, dabar turim matyti, kad 3 šaknis iš 2 kvadratu turėtų būti tas pats, kas 5 šaknis iš 2 kart šaknis iš 2. Vėl tą pačią formulę taikom. Ir ką mes čia matome, tai mes čia turėsime 5 šaknis iš 2 kart šaknis iš 2. Taigi mes čia paprasčiausiai turėsime 10, o 3 šaknis iš 2 pas mus bus tikrai ne 10, čia pas mus bus tiesiog 18. Tai reiškia, šitas irgi atmetam iškart variantą ir žiūrime ketvirtą variantą. Dabar, aišku, 2 šaknis iš 3 kvadratu turėtų būti lygu 4 šaknis iš 3 kart šaknis iš 3. Ir ką mes čia matome, tai mes čia matome, kad 2 šaknis iš 3 kvadratu pas mus bus 4 kart 3, tai 12, ir 4 šaknis iš 3 kart šaknis iš 3 bus pas mus irgi 12. Tai tinka, tai galim eiti toliau, tai pasižiūrim šitos progresijos geometrinį vardiklį, tai irgi bus 2. Ir dabar žiūrim, kad 4 šaknis iš 3 padauginant iš 2 pas mus turėtų būti 8. Ok, jo. 4 šaknis iš 3 padauginant iš 2 turėtų pas mus būti lygiai 8, atsiprašau. Matau, kad nesimato. Ir 8 šaknis iš 3. Ir mes matome, kad tai yra tikrai dekeis. Tai mes galime irgi šitą pasakyti, kad čia yra tikrai geometrinė progresija. Ir aš net 5 galiu nežiūrėti, nes jau radome 2 sekas, kurios yra tikrai geometrinės progresijos. Ir dabar judame prie 11. Tai mums čia reikia tiesiog vektoriaus ilgio. Tai vektoriaus ilgis mes žinome, kad yra formulė. Tai šaknis iš x plus y kvadratu. Tai reiškia, čia turėsime tiesiog šaknis iš 6 kvadratu plus 8 kvadratu. Ir tai, žinoma, yra tiesiog 10 irgi. Easy peasy. Mums lengvi taškai. Galime eiti toliau. 12 uždavinukas. Tai dabar mažiausias skaičių, kuris priklauso apibrėžimo sričiai. Tai dabar apibrėžimo sritis yra visos galimos x reikšmės. Tai reiškia, mes žiūrime, kur yra x ir x matome yra šaknyje. Tai reiškia šaknis x plus 4. Tai mes žinom, kad viskas, kas yra šaknyje, turi būti daugiau arba lygiai už 0. Tai reiškia, x plus 4 turi būti lygiai daugiau arba lygiai už 0. Tai reiškia, x turi būti daugiau arba lygiai už minus 4. Taigi, jeigu x yra nuo minus 4 iki begalybės, tai mažiausias skaičius bus tiesiog minus 4. Na, judame prie 13 uždavinio. Ir ką mes čia turime? Ogi paprasčiausia aritmetinė progresija. Dabar žinome, kad per pirmą savaitę Jūratė išmoko 10 žodžių, o kiekvieną kitą savaitę išmoksite 3 žodžių daugiau. Ir mums reikia apskaičiuoti, kada, kurią savaitę jau Jūratė išmokinės po 55 naujus žodžius. Tai dabar, žinoma, aritmetinės progresijos forma AN yra A1 plus DN minus 1. Tai dabar mums tiesiog reikia nusistatyti, kas yra A1, tai A1 žinom, kad pas mus bus 10, tai antoji pas mus bus tiesiog 10, plus kiekvieną dieną mes, o kiekvieną savaitę mes išmoksime 3 žodžių daugiau, tai reiškia, D bus 3, čia minus 1. Ir dabar mums reikia pasakyti, kada pagal savo planą išmoks 55 žodžius, tai AN pas mus bus tiesiog 55 ir mums reikia N, o N šiuo atveju yra savaitė. Šis 55 yra tiesiog 10 plus 3N minus 3. Tai 3n pas mus bus tiesiog 55 minus 10 plus 3, tai bus 48, tai n pas mus bus tiesiog 16. Ir galime įdėti toliau prie 14 uždavinuko ir čia mes matome nelygybę ir mums ją reikia įspręsti. Dabar tiesiog čia jau viskas mums duota, pagrindas tas pats, ką mums reikia padaryti, tai atsimint, kad kai mes turime mažiau negu 1, pas mus ženklas keičiasi. Tai reiškia, čia turėsime x plus 8 yra daugiau už 2 minus x. Nu, šitas ženklas pasikeičia, kai mes turime pagrindą, kuris yra mažiau negu 1. Tai jeigu spręsime šitą dabar nelygybę labai lengvai, tai šitą pusę keliame x, tai būtų 2x yra daugiau už
2 minus 8 tai bus minus 6, tai x bus daugiau už minus 3. Taigi atsakymas pas mus bus nuo minus 3 iki begalybės su paprastais kliaustais. Gerai, tai dabar mums prašo, kiek sprendinių turi šitas lygtis. Jei pažiūrėtume tiesiog paprasčiausiai, realiai čia mums net nieko nereikia spręsti, nes mes žinom, kad x ketvirtuoju turėtų būti tas pats, kas 2 ketvirtuoju. Tai mes realiai ką galim padaryti, iš abiejų pusių ištraukti ketvirtojo laipsnio šaknį. Bet kai mes traukiam ketvirtojo laipsnio šaknį, kas pas mus vyksta, mes čia turime parašyti pliusą ir minusą. Nežinom, kad jeigu yra lyginis laipsnis, tai ar turėsime minusinį skaičių, ar pliusinį skaičių pakeltą tuo, pavyzdžiui, ar minus 2 bus, ar 2 pakeltą, tai atsakymą vis tiek turėsim tą patį, bus 16, for example. Čia. Tai ką matome, tai čia išsiprastina ta šaknis, čia irgi išsiprastina, mes turim, kad x yra tiesiog plus minus 2. Tai iškart galime sakyti, kad lygtis turi tik 2 sprendinius ir nieko čia daugiau mes nepermastome. Na ką, ir čia turime 16 uždainuką ir mūsų prašo statyti kampo tarp vektorių a ir b didumo laipsnis. Dabar mes žinome formulytę, kad vektorius a, kad vektorius b yra tas pats, kas x1, x2 plus y1, y2 ir tai yra tas pats, kas vektoriaus ilgis a kart vektoriaus b ilgis ir kart kosinusas kampo tarp jų. What does that mean dabar? Ogi labai paprastai. Tai reiškia paprasčiausia, kad mes galim šitas dvi formulės panaudoti ir paskaičiuoti kampą. Tai reiškia kosinus alfa pas mus bus tiesiog x1, x2 plus y1, y2 dalinta iš vektorius a ir b ilgių sandaugos. Dabar mes galim paskaičiuoti vektorius a ilgį ir vektorius b ilgį, bet būtent šito užduotį tai mums nėra svarbu. Dabar kodėl taip yra? Nes mes turime x1 kart x2 plus y1, y2 ir jeigu mes paskaičiuotume šitą dalykėlį, tai mes čia turėtume 3 kart 2, čia turėtume minus 1,5 kart 4. Žinom, kad 3 kart 2 bus 6, tai čia bus tiesiog 6 minus 6 ir žinom, kad 6 minus 6 bus tikrai 0. Šitas ir taip, manau, aišku. Tai reiškia, čia nesvarbu, koks skaičius bus, čia irgi bus 0. Tai reiškia, kampas tarp vektorių koks bus, jeigu kosinus alfa yra lygu 0. Visi žinom, kad, jeigu paskaičiuotume, pavyzdžiui, ar kosinusą, apie kosinusą minus pirmąją, tai mes gautume, kad tai yra 90 laipsnių. Arba dar galima atsiminti, kad jeigu vektorių skalerinė sandauga yra lygi 0, tai reiškia, kad jie sudaro statų kampą. Šitas irgi visai useful dalykas. Ir dabar mūsų prašo 17 uždavinuko, tai čia irgi nothing serious. Tai žiūrim, ką mums čia reikia pasidaryti. Tai žiūrėkit, mums duotas kampas ir duotas vienetinis apšvietimas. Tai ką mes žinom? Mes žinom, kad x koordinatė atitinka kosinusą, o y koordinatė pas mus atitinka sinusą. Tai mes tiesiog skaičiuotuvą įsirašom PVZ sinusą minus pirmame 240 laipsnių. Ką mes gautume? Ogi mes gautume minus šaknis iš 3 dalinta iš 2. Tai čia būtų pas mus y. Tai dėtume y, tai yra minus iš 3 dalinta iš 2. Ir tada, ką mes gautume su x, tai jeigu mes įsirašytume kosinus minus pirmame 240, mes ką gautume? Mes gautume tiesiog minus 1/2. Tai atsakymas pas mus čia būtų minus 1/2. Jo, aš jaučiu, kad čia yra toliau. Jo, galim patikrinti viską. Tai jo, va, paskutinis tokio nesimato čia. Tarp variantų, bet čia irgi labai nesunku. Tiesiog žinom, kad vienetiniam apskaitime sinusas yra y koordinatė, o kosinusas yra x koordinatė. Liuks. Dabar mums reikia nustatyti, kam lygus penktadalis šitas skaičius. Tai ką tai reiškia? Kad reiškia, kad mes turim rasti penktadalį
1/25 pakelta 25 laipsnių. O penktadalis tai yra, daleisim tas pats, kas padalintume šitą skaičių iš 5. Arba galiu aš parašyti ir taip, kad padauginam iš 1/5. Pripažinkit, kad esmė nesikeičia. Ar padalinsim iš 5, ar padauginsim iš 1/5. Tai dabar, žiūrėkit, mes čia turim 1/25, o čia turim 1/5. Ar mes 1/25 galim paversti 1/5? Visiškai teisingai galime. Ir taip, pas mus atrodytų taip. Būtų 1/5. Žinom, kad 1/5 kvadratu būtų 1/25. Ir tai dar yra pakelta 25 laipsnių ir čia padauginta iš 1/5. Tai what's our next move? Tai sudauginam 2 su 2 5, tai čia turėsim 1/5 50 kart 1/5. Alright. Ir ką mes toliau turime? Ogi mes tiesiog turime toliau ką? Tai čia turim 50, o čia turim 1/5 ir yra pirmoji laipsnė. 50 plus 1, pas mus bus, tiesiog laipsnių savybės sutaikom, tai čia bus 1/5, 51 laipsnių. Bet dabar matome, kad tokio atsakymo nėra. Bet, kuris man patraukliausiai atrodo, šitas atsakymas. Dabar kaip mes jį galėtume gauti? Tai mes, pavyzdžiui, galėtume pasirašyti, kad čia yra 1/5, pakelta 3 ir pakelta 17. Pripažinkit, kad čia yra tas pats. Dar kitas būdas yra tiesiog susirašyti šitą skaičiuotuvą ir pamatytumėt, kad gautumėt tą patį skaičių. Bet aš dabar tiesiog rodau sprendimą. Tai matome, kad čia 1/5 3 žinome, kad bus tiesiog 1/125, tai čia ką reiškia turėsim, čia 1/125, 17 laipsnių, bet sakau, labai paprastai gali tiesiog įstatyti skaičiuotuvo šitą skaičių, dar padaugant iš 1/5 ir pasižiūrėti, kuris atitinka skaičius iš tų 4. Ir gerai, dabar 19 irgi daug čia informacijos, bet nežinau irgi už ką čia taip baudžia jūs. Nes nieko čia nėra sunkaus. Tai žiūrėkit, mums prašo radinio meto. Tai radinio metai žinom, kad yra A pas mus. Tai dabar mes žinom, kad jose liko 52% radioaktyviosios anglies. Tai ką mes turime? Mes paprasčiausia vietoj P įsistatom 52%. Tai bus ln iš 5200 dalinti iš minus 0,0000121. Ir jei mes šitą paskaičiuotume, mes apytiksliai gautume 5404 metus. Tai tą ir tiesiog rašytume atsakymus ir sakau, vėl nieko sunkaus nėra. Alright, 20. Dabar mums reikia nustatyti apibrėžimo sritį. Tai visų pirma, žinome, kad kas yra viduj logaritmo, turi būti daugiau už 0, tai reiškia x plus 4 turi būti daugiau už 0. Ir ką mes dar turime žinoti, kad viskas, kas yra po šaknim, turi būti lygu arba daugiau už 0. Tai reiškia log 1/3 x plus 4 turi būti daugiau arba lygu už 0. Dabar aišku, neveltui čia 2 taškai, nes mums reikia realiai išspręsti 2 nelygybės. Tai pirma nelygybė labai paprasta. X plus 4 yra daugiau už 0. Tai reiškia 4 perkeliam kitą pusę, tai reiškia, kad x yra daugiau už minus 4. Dabar kaip šitai spręsti, tai mums reikia ir čia padaryti logaritmą pagrindu 1/3, tai 0. Kad būtų paverstas logaritmų pagrindu 1/3, tai ką mums tiesiog reikia padaryti, tai vietoj 0 rašytim, o čia yra logaritmas pagrindu 1/3, o čia rašysim 1. Nes 1/3 pakėlus 0 laipsnių mes gautume 1. Sutikit su šituo tikrai. Ir ką mes dabar turime, tai mes turime tiesiog įsispręsti tą nelygybę. Ir dabar įsimenam, kad jeigu šitas pagrindas yra mažiau negu 1, tai mes verčiam ženklą. Tai dabar bus mažiau arba lygu. Tai x plus 4 yra mažiau arba lygu už 1, tai šis x bus mažiau arba lygu už 1 minus 4, tai bus minus 3. Tai reiškia, x yra daugiau už minus 4, bet mažiau arba lygus už minus 3. Tai atsakymas bus nuo minus 4 iki minus 3. Ok. Dabar šitas uždavinukas buvo toks biškai įdomesnis.
jaučiu, kad yra kažkoks lengvesnis būdas, kaip jį padaryti, bet aš asmeniškai nesugalvau. Tai parodysiu, ką aš dariau. Tai mums reikia logaritmo B, AB paskaičiuoti. Teisingai, tai ką mes galime padaryti? Ogi labai paprastai mes galime čia pasirašyti, kad čia yra logaritmas A. Čia turėsime AB, lygu 2/3. Ir dabar pritaiksim vieną savybę. Ta savybė atrodo pas mus taip, log CB, dalinta iš log CA yra tas pats, kas log AB. Tai mes šitą galim pritaikyti savybę. Tai ką mes čia turėsime? Mums, kadangi reikia pagrindą B, tai mes vietoj C rašysim pagrindą B. Čia bus pas mus log B A B dalinta iš log B A. Ir žinom, kad tai yra tiesiog pas mus 2/3. Gerai. Dabar mums reikia apskaičiuoti šitą, tai mums reikia logaritmo BA. Dabar kaip mes gausime logaritmą BA, tai čia jau tiesiog pasinaudosime jau mums duotą sąlygą. Žiūrėkit, mes vėl galim pritaikyti naują savybę ir tai atrodytų taip, log AA. Nu, kadangi čia yra daugybė, tai mes jį galim pasirašyti taip pat kaip ir plus. Bus log AB ir tai yra 2/3. Tai žiūrėkit. Ar mes čia galime gauti log AB, kam yra lygu? Labai lengvai galime. Tai padaryti ir kaip tai atrodys. Tai pas mus bus tai tiesiog log AB pas mus bus tiesiog 2/3 log AA. Žinom, kad bus tiesiog 1, tai bus tiesiog -1. Tai log AB pas mus bus tiesiog 2/3 -1, tai bus -1/3. Gerai, dabar mes turim log AB, o čia mums reikia log BA. Ką mes padarysime? Vėl tą patį prikoliuką, panaudosime vėl šitą formulytę. Čia turėsime logaritmas pagrindu, kadangi mums reikia B pagrindą, logaritmas B dalinti iš logaritmo B pagrindu A. Tai yra -1/3. Tai dabar žiūrėkit, logaritmas BB įsiprastina ir čia lieka 1. Tai ką mes turime, kad logaritmas BA yra pas mus tiesiog -3, nes, trejetas eina į viršų, su minusu, o log BA eina čia į viršų. Tai ką mes turim, kad log BA yra tiesiog pas mus -3. Tai dabar, jeigu mums suprašo log BAB, tai bus tiesiog 2/3 kart -3. Tai trejetas išprastina ir mes liekam su atsakymu -2. Tai sakau, jaučiu yra kažkoks lengvesnis sprendimas, tiesiog man neatėjo į galvą jisai, tai duodu tokį, jeigu kažkas turi lengvesnį sprendimą, prašau pasirinkite komentaruose. Ir kągi, dabar, čia toks uždavinukas man jis nelabai patinka, jis labai keistai yra parašytas, bet, mes žinom, kad čia yra vidurio linija, tai reiškia šitos dvi kraštinės MB ir AM ir BN ir NC yra lygios. Ir dabar mūsų prašo, mes žinom, kad vektorių mane galim išreišti kažkokiu koeficientu kart BC minus C kart BA. Pažiūrėkit, dabar gal tiesiog iš pat pradžių pasirašom šiaip kam lygus MN vektorius. Tai MN vektorius žinom, kad yra, tai mums reikia nueiti nuo taško M iki taško N. Kaip mes tai padarysime, tai aišku, eisim pirmą per MB, o tada nueisime per BD. Teisingai? Tai dabar, kam yra lygu MB? Tai MB žinoma, kad jeigu mums čia duotas vektorius BA, tai mums kažkaip reikia per tą BA įsireikšti tą MB. Nes matom, kad jie yra susiję. Tai mes žinom, kad BA padalinus
iš BM vektorius mes gautume 2. Nes, visa kraštinė yra dvigubai didesnė negu pusės. Logiškai. Tai dabar, jeigu mums reikia vektorius BM, tai žinom, kad tai yra tiesiog BA dalinta iš 2 ir tai yra pas mums vektorius BM. Bet dabar mums reikia vektorius MB, tai mes ką padarysim? Čia padarysim minusiuką ir čia atsiras minusiukas, tai reiškia MB pas mums vektorius tiesiog minus BA dalinta iš 2. Cool. Tai jau vieną vektorių turime. Tai galėtume pasakyti, kad C pas mus yra kiek? Minus 1/2. Logiška, nes, minus 1/2 tai bus MB. Logiška. Manau, čia viskas logiška. Ir dabar, kaip mes padarysime BN? Tai BN bus dar paprasčiau. Tai mes turime, kadangi vektorių BC, tai vėl žinom, kad BC iš BN vektorius yra tiesiog 2. Tai reiškia, BN pas mus vektorius bus tiesiog BC vektorius dalinta iš 2. Tai čia reiškia, koeficientas čia bus 1/2. Tai kai čia bus 1/2, čia minus 1/2 C bus. Bet kadangi čia yra minusas, tai mes čia realiai turim C kaip plus. Nes čia yra pas mus parašyta, kad C yra, tipo su minusiuku, tai įsivaizduom, kad čia tada C bus su plus. Nes, žiūrėkit, mes čia turėjom, kad MB yra minus BA dalinta iš 2. Tai pas mus čia tas minusas jau atsiranda, C reiškia bus tiesiog tada irgi 1/2. Tai reiškia K plus C pas mus bus 1/2 plus 1/2. Ir tai bus 1. Tai sakau, biškai confusing su to čia bando su minusiuku, bet realiai uždavinys nėra kažkoks neįveikiamas. Einame toliau. Dabar kurie teiginiai apie funkciją ln x yra teisingi. Tai geriausias būdas tiesiog prasieiti ir pagalvoti, ar šitie teiginiai turi kažkokios sens. Tai pirmą pasižiūrim vieną. Tai f nuo 0 lygu 0. Tai jeigu mes į ln įstatytume 0, ar mes tikrai gautume 0? Ne, nes 0 net negali būti įstatytas čia, nes žinom, kad x turi būti daugiau už 0. Tai šitas teiginys automatiškai atkrenta. Dabar f nuo x yra tas pats, kas 1 plus f nuo x. Gerai, pasižiūrim. Tai reiškia, kad f nuo x, tai reiškia, čia turėsime mes logaritmą ex. Teisingai? Tai mes jį galim pasirašyti, matome čia pliusiuką, tai reiškia, turbūt reikės kažkokią panaudoti formulę, tai mes galim vėl tą daugybos formulę, kurią nesiniai naudojom, panaudoti dabar irgi perrašyti kaip sudėtį. Tai reiškia, čia turėsim ln e plus ln x. Tai reiškia ln e. Žinom, kad ln tai yra logaritmas pagrindu e, tai čia turėsim tiesiog 1, turėsime 1 plus ln x. O žinom, kad ln x yra pas mus f nuo x, tai šitas teiginukas pas mus galioja. Dabar šitas teiginukas yra tiesiog švaida nesąmonė, nes šaknis iš ln x tikrai nebus tas pats, kas 1/2 ln x. Aš manau, čia tiesiog logiška, čia net nereikia paaiškinimų, galite statyti, nežinau, belė kokį skaičių ir pamatysite, kad čia yra bullshit. Tai šis teiginukas tikrai nėra teisingas. Ir dabar, jei x yra nuo 0 iki 1, tai f nuo x yra mažiau už 0, tai jeigu mes atsimintume logaritmo funkciją, tai maždaug atrodo taip. Ir jinai yra lygi 0, kai x yra lygus 1. O prieš tai visai būna neigiama. Tai šitas teiginys tinka. Ir jeigu nesate tikri, tiesiog pabandykite įsistatyti, pavyzdžiui, kokių ten įvairių skaičių nuo 0 iki 1 į šitą funkciją ir pamatytumėte tą patį, kad čia yra šita funkcija mažiau už 0. Tai jeigu šitas teiginukas tinka, tai mes 5 galim net netikrinti, bet aš ir matau, kad jis yra nesąmoningas. Nes čia yra x minus e ir mes to nieko negalim padaryti, nes nėra jokių formulių, ką galėtume padaryti su tokiu logaritmuku. Gerai. V24. Ir what are we asked for? Mums reikia f nuo minus 2 pasižiūrėti. Dabar žiūrėkite, jeigu mes norim f nuo minus 2 pasižiūrėti, tai reiškia, pas mus šitas dalykas turėtų būti lygus minus 2. Tai reiškia, x plus 1 pas mus yra minus 2. Make sense? Manau, visai make sense. Tai reiškia, x pas mus bus tiesiog minus 3. Tai dabar, jeigu mes norim f nuo minus 2, tai mes turėsim vietoj x įstatyti
minus 3, nes žinom, kad čia x yra minus 3. Tai čia toks įdomesnis uždavinukas, bet jisai nėra sunkus, jei mes pagaunam, kad čia pas mus tas x plus 1 turėtų būti lygus minus 2. Tai reiškia, jeigu čia bus x minus 3, pažiūrėkit, čia turėsiu minus 3 plus 1 ir tai bus tiesiog minus 2. Ko mūsų ir prašo užduotis. Tai reiškia, kad x mes statome minus 3. Tai čia bus tiesiog minus 3 trečiuoju, minus 4 kart minus 3 plus 9. Ir jeigu mes šitą paskaičiuotume dalyką, mes gautume tiesiog minus 6. Gerai. 25 mes čia turėsime pasakyti, kurios dvi iš funkcijų yra nelyginės. Kurios lyginės, tai dabar atsimenam, kad sinuso funkcija yra nelyginė, o kosinuso yra lyginė. Dabar jeigu mes čia turėsime sinuso ir kosinuso funkciją, tai atsimenam, kada bus nelyginė, f nuo minus x bus tas pats, kas minus f nuo x, o lyginė bus, jeigu f nuo minus x bus tas pats, kas f nuo x. Tai jeigu šitus dalykus atsimenam, tai galim ramiai ir pažiūrėti. Tai dabar jeigu turime sinus ir kosinus, statome čia minus x į šitą funkcijėlę, tai dabar pagalvom, kosinus minus x, ką mums tai duos? Tai mums duos tą patį, kas kosinus x būtų. Teisingai? Nes mes čia turime, nes pas mus, jeigu statysime minusą, tai pas mus bus tas pats, kas statysime plius. Tai reiškia, mes čia turim tiesiog sinus kosinus x funkcija. Ir tai yra aiškiausia lyginė funkcija. Mes čia neturime jokios nelyginės funkcijos. Dabar žiūrime antrą uždavinuką, kosinus, ne antrą uždavinuką, antrą funkciją. Tai dabar jeigu čia įstatytume minusiuką, tai čia turėtume kosinus sinus minus x. Ir dabar sinus minus x pas mus duos minusą, bet žinom, jeigu mes čia turėsime kosinus minus sinus x, teisingai, tai minusas pas mus kosinusą dings, nes žinom, kad tai yra lyginė funkcija. Ir mes tiesiog turėsime tą patį, ką ir turėjom prieš tai. Kosinus sinus x. Tai vėlgi, šita funkcija irgi yra lyginė, tai jos abi jau atkrenta. Dabar turim sinus x. Dabar pasižiūrime. Tai sinus x. Ką mes čia turėsime? Tai jeigu čia įstatysim minusiuką, tai mes čia turėsime sinus minus sinus x. Tai dabar jeigu čia minusą turim, tai čia irgi atsiras minus. Tai reiškia, turėsime minus sinus x funkcija ir tai aiškiausia yra nelyginė funkcija, nes atitinka mūsų šitą apibrėžimą. Šita funkcija yra nelyginė, dabar žiūrim šitą funkciją, tai kad ir paimsime trečiojo laipsnio šaknį arba kubinę šaknį mes paimsime šitos funkcijos, jeigu statysim čia minusą, tai aišku, kad tas minusas ir liks ir jisai eis prieš visą funkciją ir mes čia vėl turime nelyginę funkciją. O, čia matome tiesiog, jeigu kosinus x yra lyginė funkcija ir trečias laipsnis mūsų nieko nepadaro, tai iškart galim pasakyti, kad čia yra lyginė funkcija. Ir aš galimai pasakiau čia, kad yra lyginė funkcija, čia yra nelyginė funkcija. Jo. Nes, irgi atitinka pas mus mūsų nelyginės funkcijos apibrėžimų. Nes minusiukas išsikėlė čia prieš skliaustus, o prieš šaknį. Ir mes čia turime nelyginę funkciją. Tai šitas toks vienas įdomesnių, gal sunkesnių uždavinukų. Dabar reikia pertvarkyti reiškinį. Ir man šitas visai patiko uždavinukas. Tai čia matome šeštojo laipsnio šaknį. Tai jeigu čia mes galime išsiskirstyti šitą x dešimtuoju, va taip. X šeštuoju kart x ketvirtuoju. Teisingai. Ir dabar žiūrėkit, mes to x šeštuoju ir šeštojo laipsnio šaknį galim, tai galim pasirašyti jos taip. Šeštojo kart x ketvirtuoju šeštą. Dabar žiūrėkit, jeigu čia turim šeštą ir šeštą, tai įsiprasina, bet atsimenam, jeigu yra lyginė funkcija, kas mums atsitinka, mes turim parašyti šitą x modulį, kai atskliaudinėjom. Tai reiškia, čia turėsim modulius x, nes šitas skaičius visai bus teigiamas, bet kokiu atveju. Tai modulis x kart 6 šeštojo laipsnio šaknis. Ir šaknyje x pakeltas ketvirtuoju, tai dabar žiūrėkit.
6 su 4 kaip prastinasi, čia 2 lieka, čia 3. Mes čia turėsime tiesiog kubinę šaknį iš x kvadratu. Tai reiškia turėsime modulis x kubinė šaknis iš x kvadratu. Vėlgi, nėra kažkas labai sunkaus, tiesiog reikia prisiminti tuos lyginius ir nelyginius, niuansus, galima sakyti taip. Dabar mums yra pavaizduota funkcija ir mums reikia nustatyti, su kuria reikšme jis turi 3 sprendinius. Dabar pasižiūrime šitą šuduką ir matome, kad kad čia yra ta pati funkcija, tik jinai yra modulis. Tai reiškia, visur, kur pas mus bus neigiama, ten pas mus bus teigiama viskas. Tai mūsų funkcija atrodys va dabar taip. Tai dabar pagalvom, kada lygtis turės 3 sprendinius. Ogi labai paprastai, žiūrėkite, jeigu, pavyzdžiui, va čia va turės, tai matome, jį turi čia 1, 2, 3, 4 sprendinius. O, pavyzdžiui, čia va. Jau šitoje vietoje jį turės tik 2 sprendinius. Tai kada jį turės realiai 3 sprendinius, tai žiūrėkit, tada kada eis per viršūnę. Mūsų lygtis. Tai dabar, kam lygi viršūnė, tai jeigu mes pamatytume šitą funkciją, tai mes galim prisiminti, kad čia yra pagal tą formulę a x minus x viršūnės kvadratu plus y viršūnės. Tai jeigu mes šitą formulę atsimenam, tai mes iškart galim pasakyti, kad 5 yra pas mus y viršūnė. Tai reiškia, su kuriam reikšme lygtis turės 3 sprendinius, tai kai m bus lygu 5, ne, kai y bus 5, tai tada bus čia sprendinys ir čia. Tai atsakymas 5. Gerai. Na, liko paskutiniai 5 uždavinukai. Dabar mes žinom, kad b1 yra 3 ir mums reikės suskaičiuoti vardiklį. Mes žinom, kad 6 minus s5 yra 96. Tai jeigu jūs atsimenat kai kurias formulas, jūs galite šitą dalyką labai lengvai padaryti, bet jeigu neatsimenat, tai pavyzdžiui, aš nenaudočiau šito atveju formulių, kurios yra duotos lape, aš labiau eičiau iš tos loginės pusės. Pavyzdžiui, kaip mes galim S6 pasirašyti? Pavyzdžiui, S6 bus pirmo suma, tai B1 plus antro, tai bus B1Q plus B1Q kvadratu plus B1Q trečioje, tai čia 4 mūsų narys, čia 5 mūsų narys ir 6 mūsų narys. Ir mes turime atimti 5 sumą. Tai suma 5 bus tiesiog B1 Q. Tiksliau, gerai, pradedam nuo pirmojo nario. Tai bus tiesiog minus B1 minus B1 Q minus B1 Q kvadratu, tai čia trečias narys, minus B1 Q kubu minus B1 Q ketvirtuoju. Ir ką mes matome, kad čia visi šitie dalykėliai įsiprastina. Ir su kuo mes realiai liekam? Ogi mes liekam, kad B1 Q5, tai yra lygus kam? 96. Ir mes žinom, kad B1 yra 3, tai reiškia Q5 ir tiesiog, gerai, 3 kart Q5 yra tiesiog 96, tai reiškia Q5 pas mus bus tiesiog 32. Tai jeigu ištrauktume 5 laipsnio šaknį, mes gautume, kad Q pas mus yra tiesiog 2. Ir atsakymas yra taip pat 2. Gerai, dabar su 9 uždavinukų gali kilti tikrai kokių problemų šiokių tokių. Tai pasižiūrime, ką mes žinom, kad didžiausia reikšmė yra 4. Ir ją įgyja taške, kai x yra lygus 3. Tai dabar pasižiūrim. Jeigu čia turime 5 prieš sinus pi dalinta iš bx, tai reiškia, kad pas mus funkcija bus nuo minus 5 iki 5. Nežinom, kad sinusų šiaip apibrėžimas yra, reikšmių sritis yra nuo minus 1 iki 1, bet kadangi mes padauginame iš 5, tai turim nuo minus 5 iki 5. Bet dabar ką mes turime? Mes matome, kad didžiausia reikšmė yra 4. Tai reiškia, kad pas mus mes turim šitą funkciją per vieną langelį nuleisti ir mes čia turime, kad tai yra šita funkcija yra funkcijos reikšmių sritis yra nuo minus 6 iki 4. Tai jeigu mes norim šitą funkciją per vieną langelį nuleisti, tai pas mus a koks turi būti? Minus 1, visiškai teisingai. Tai dabar mes jau nuleidome per vieną, dabar raskime b.
Tai aš manau lengviausias būdas rasti b yra tiesiog, jei mes čia turime 5 sinus pi dalinti iš bx plus a, tai mes žinom, kad šita funkcija įgyja 4 yra lygi 4 taške 3. Tai reiškia 4 lygu 5 sinus pi dalinti iš b kart 3, nu tai reiškia bus 3pi. Nu, nes x įstatom minus 1 vietoje a. Tai ką mes čia turėsime, minus 1 į kitą pusę, tai 5 lygu 5 sinus pi 3pi dalinti iš b. Ir ką mes čia turime, kad 1 yra tiesiog sinus 3pi dalinta iš b. Tai dabar, manau, geriausias būdas tiesiog, kaip jums spręsti šitą dalyką, tiesiog, kadangi jūs dar nemoka spręsti trigonometrinių lygčių, tiesiog pagalvoti, kada sinus yra lygu 1. O sinus yra lygu 1, atsimenam, kaip yra atsakymas pi iš 2. Tai reiškia, pas mus 3pi dalinta iš b turėtų būti tas pats, kas pi iš 2. Tai reiškia, kam pas mus bus lygu b, tai žiūrėkit, pi įsiprastina. Čia turėsime 2 kart 3, tai turėsim, kad b yra pas mus yra 6. Atsakymas irgi bus pas mus 6. Tikiuosi, iš šitų grafikėlių viskas aišku ir galime judėti toliau. Tai dabar čia turim pasakyti, kuris pateiktų taškų yra šio apskaitimo centras. Tai dabar atsimenam apskaitimo lygtį, kad tai yra x minus a kvadratu plus y minus b kvadratu, tai yra tiesiog lygu c kvadratu, arba kitais, spindulys realiai. Ir r gal kvadratu geriau parašysim, bus prašiau. Tai dabar žiūrėkit, mes čia turim x kvadratu ir 2mx, tai ką mes čia galim pasirašyti? Mes jį galim pasirašyti kaip x plus m, pagal formulę a kvadratu, a plus b kvadratu yra tiesiog a kvadratu plus 2ab plus b kvadratu. Ir jei mes šitą žinom dalyką, tai ką mes galim padaryti? Tai skau, tai čia turim x kvadratu plus 2mx ir mes čia dar realiai galėtume prisirašyti, m kvadratu mes čia prisirašome, kaip pasirašome, kad tai yra x plus m kvadratu. Tai mums dar reikėtų iš viso šito atimti. Jeigu mes pridedam m kvadratu ir atimame m kvadratu, tai nieks pas mus čia nepasikeičia. Tai čia turėsim x plus m kvadratu, o čia turėsime plus y plus p kvadratu. Ir vėlgi mes pridedam p kvadratu ir atimam p kvadratu, kad nieks pas mus nepasikeistų. Tai reiškia, čia turėsim minus m kvadratu minus p kvadratu, bet aišku, šitas dalykas šito užduotį nėra svarbus, nes dabar žiūrėkit, ko mūsų prašo, kur iš pateiktų taškų yra šio apskaitimo centras. Dabar atsimenam, kas yra apskaitimo centras, tai apskaitimo centras yra taškai a ir b. Dabar žiūrėkit, kadangi čia yra minusas, o čia yra pas mus pliusas, tai reiškia, pas mus koks apskaitimo taškas bus čia? Minus m ir minus p. Nes žiūrėk, jeigu mes šitą įstatytume minus p, tai mes šitą gaunam plus pm, nes formulė yra x minus a. Tai žiūrėkit, taškas reiškia bus pas mus minus m ir minus p. Tai atsakymas yra pas mus antras. Tikiuosi, jums čia buvo aišku, užduotis, sakau, su tais apskaitimais jūs biškai confusing, bet manau tikrai kanama, jeigu atsimenat, kas sudaro tą apskaitimo lygtį ir kas reiškia. Gerai, tai liko paskutiniai 2 uždavinukai. Tai dabar mums reikia nusitis, kokias reikšmės įgyja ryšys 2,025 ar kosinus a dalinta iš pi. Tai dabar pagalvokime. Kuo didesnis bus šitas, teisingai, tuo bus didesnis laipsnis. Tai reiškia, tuo bus didesnis skaičius. Ir kuo bus mažesnis šitas,
tuo pas mus bus čia mažesnis skaičius. Logiška? Nes logiškai, jeigu šitą didinam, tai laipsnis didėja. Dabar kaip atrodo mūsų arc cosinus grafikas? Tai jeigu mes jį gerai atsimenam, tai jis maždaug atrodo va taip. Jeigu čia yra 1, čia yra -1. Ir dabar kokią didžiausią reikšmę įgyja šitas grafikas, tai mes gerai atsimenam, tai būtų pi. O mažiausias tai 0. Tai nuo 0 iki pi yra mūsų, galima sakyti, apibrėžimų. Reikšmių disciplinų. Ne pirmą kartą maišausi, atsiprašau jūsų. Tai dabar žiūrėkit, jeigu mažiausia reikšmė gali įgyti ties 0, tai ir žiūrim, ar cosinus 0 su 0, gerai, pavyzdžiui, ar cosinus a bus lygu 0, kai a bus lygus 1, nes jeigu paskaičiuotume ar cosinus 1, mes gautume, kad tai yra tiesiog 0. Ir ką tada mes čia turime, tai mes čia turim tiesiog 2,025 pakelto nulintuoju laipsnį ir žinom, kad tai yra 1. Tai čia tikrai bus mažiausiai įmanoma reikšmė. Tai reiškia, mažiausia reikšmė yra 1 ir dabar, jeigu mes norim didžiausios reikšmės, tai žinom, kad didžiausia reikšmė yra pi. Tai būtų tiesiog pas mus 2,025 pakelta pi dalinti iš pi. Ar cosinus -1. Jei pasiskaičiuotume, būtų tai. Ir ką mes čia turėtume, tai būtų tiesiog pi dalinti iš pi, tai būtų 1, tai 2,025 pirmoji laipsnė būtų tiesiog 2,025. Tai reiškia, reikšmių sritis šitos funkcijos arba reiškinio yra nuo 1 iki 2,025. Na ką, ir turime paskutinį skanėstą. Tai dabar mums reikia pasižiūrėti, kam lygu m kvadratu. Tai vienas yra būdas jo spėlioti skaičiuotuvę, kol kažkada atspėsite, bet šiaip nėra lengvas uždavinukas, tikrai nėra lengvas. Ir dabar mes jį pažiūrėsime. Tai ką mes čia realiai turime? Mes turime paskaičiuoti, kada šitas reikšnys yra lygus 1. Realiai spręsti lygti. Tai ką aš daryčiau? Tai aš kelčiausi m-8 kitą pusę, kad mes galėtume abi pusės pasikelti kubinių laipsnių. Ir vėliau pažiūrėsim, ką mums tai duos. Dabar jeigu šitą keliam kubu ir šitą pusę keliam kubu, tai čia mes turėsim šitoje vietoje tiesiog m+8. O ką mes čia turėsime? Tai mes gerai panaudosime formulytę. Tai dabar tai bus tiesiog 1 + 3 kubinė šaknis iš m-8 plus 3 kubinė šaknis iš m-8 kvadratu plus m-8. Tada čia tiesiog pagal formulytę. Aš dabar neparašysiu, bet į ką jinai yra formulinė. Ir dabar ką mes matome? Žiūrėkit, čia yra m ir čia yra m. Tai jas galima išprastinti. Ir čia yra 8, čia yra -8, tačiau nieks neįsiprastina. Ir ką mes čia turime? Tai daleiskim, galim suskelti skaičius vieną pusę, tai 8 + 8 ir -1, tai bus 15. Turime, kad 15 yra 3 šaknis. Kubinė šaknis iš m-8 plus 3 kubinė šaknis iš m8 kvadratu. Ir dabar mums reikia prisiminti vieną dalykėlį, tai tokį dalyką kaip keitinį. Ir ką mes galim čia padaryti keitinį, tai mes galime kubinę šaknį iš m-8 paversti, pavyzdžiui, kokiu t. Ir ką mes šitą turėsime? Mes turėsime, kad tai yra 15 lygu 3t plus 3t kvadratu. Mes tiesiog kubinę šaknis iš m-8 paverčiam kaip t, tai čia bus t, o čia bus t kvadratu. Dabar viską matome, galim čia dar išspręsti iš 3, tai mes čia turėsime t kvadratu plus t. Ir galim iškart matome, kad čia yra kvadratinė lygtis, tai galim 15 kelti kitą pusę, tai čia turėsime -5 ir visa tai yra lygu 0. Na tai gerai.
Tai dabar mums tiesiog reikia užsibaigti su uždavinuku. Tai ką mes matome, tai tiesiog sprendžiame lygti. Tai žiūrime diskriminantą, tai diskriminantas bus tiesiog pas mus 1 plus 5 kart 4 tai bus šaknis iš 21. Bus tiesiog 21. Vėliau naudosime šaknį. Ir tada pas mus pirmasis ir antrasis sprendinys bus tiesiog minus 1 plus minus šaknis iš 21 dalinta iš 2. Tai gauname tokį skanėstą, kaip sakoma. Ir dabar, ką mums reikia padaryti, tai mums reikia tiesiog šitą skaičių statyti į vietoj t. Tai reiškia, kubinė šaknis iš m minus 8. Tai galim įsipratyti pirmo, pavyzdžiui, su pliusu, tai bus minus 1 plus šaknis iš 21 dalinta iš 2. Ir koks mūsų kitas žingsnis, tai abu pusės pakelti kubinių laipsnių. Čia turėsime m minus 8. O čia jau aš pasinaudosiu skaičiuotuvo pagalbą, nes kokį pačiam suskaičiuoti yra be šansų tiesiog. Ir tai bus minus 8 plus 3 šaknis iš 21. Tai dabar matome, čia minus 8, čia minus 8. Tai reiškia, m pas mus bus tiesiog 3 šaknis iš 21. Ir galim įsistatyti į minusinį skaičių dar tą patį. Tai bus tiesiog, gerai, aš tą jau nerašau čia kubinės šaknės, aš iškart rašau šitas pakeltą trečiuoju. Tai čia bus m minus 8 lygu minus 1 minus šaknis iš 21 dalinta iš 2 ir pakelta kubu. Ir dabar, jeigu mes šitą įsistatysime dalykėlį, tai mes čia turėsime minus 8 minus 3 šaknis iš 21. Tai ką mes gauname, čia vėl minus 8, minus 8, tai gaunam, kad tai m yra minus 3 šaknis iš 21, bet kadangi mūsų čia prašo kvadratu atsakymo, tai mums nesvarbu, bus minus 3 šaknis iš 21, ar bus tiesiog 3 šaknis iš 21. Tai reiškia, pas mus m bus tiesiog 3 šaknis iš 21, pakelta kvadratu, ir jeigu mes pakelsim šitą skaičių kvadratu, mes tiesiog gausime 189. Tai uždavinukas tikrai nėra lengvas, bet kažkaip gal ir įmanoma būtų padaryti. Vis tiek daug laiko turit pačiam teste. Tai jo, tiek šiandien iš manęs. Tikiuosi pravertė jums šitas visas sprendimas ir sėkmės mokantis.